Taigi baigėme pusę maratono, greit užkandam, pavalgam ir varom toliau. Nu, ne pusę, o pirmam repulingė. Taigi 16 valandų 36 minutės, pasiekėme 310 kilometrą ir šiandien jau yra pabaiga. Rytoj lieka virš 200 kilometrų, bet daugiau nei pusę kirtom, sekėsi visai gerai. Kaip ir laikas eiti dabar aiškintis, kur čia, kaip ir su kuo teks miegoti. Vakaro romantika. Tai yra Dakaras. Čia mes miegam. Ten vat laužas degam. Labas rytas. 6 ryto. Mes jau prie Keturračio, už pusės valandos startuojame. Pasirodo, lieka dar virš 300 km. Taigi laukia tikrai labai sunki antra maratoninė diena. Varame į startą. 10 km iki finišo, baigėsi degalai, pusę valandos jau laukiam, nieks nesustoja, va 6:14, kelios kopos liko ir finišas. Laukiam, organizatorius gal atskraidins kokį litriuką kitą, žodžiu, nuotaika nekokia. Eilinė diena roj, kaip ten su... Tu klubdamas eini. Pasitikdamas rytojo pasaulio pakraštį. Ja. Taip galime apibūdinti, kur dabar esam ir ką veikiam. Žodžiu, baigėsi degalai ir praleidau daug kovų emocinių, fizinių, psichologinių su savim. Tai buvo tikrai labai įdomus 48 valandų chrono maratonas, romantiška nakvynė ne 5, o ten, nežinau, 5000 žvaigždžių viešbutį, tik jos visos buvo danguje. Iš esmės viskas buvo labai gerai. Ir su laiku, ir su technika, ir su temperatūrom, bet dėja pritrūko degalų, kartais taip atsitinka. Ta klausimą ateityje reikės tiesiog paspręsti, išspręsti, tai rytoj ir pradėsime tą dalyką spręsti su pasaulinė motosporto federacija. Bet jau viskas gerai. Mes toliau esam Dakare, važiuojam toliau, o dabar einam ruoštis